Sveiki, brangieji. Šiandieną sekmadienis ir rubrika motyvacija. Praeitą savaitę sekmadienį nedariau motyvacijos, nes, kaip ir sakiau, kad neįgrįst ir pastoviai, kad nebūtų, tai va taip kartais bus, kartais nebus, bet jeigu bus motyvacija, tai būtent sekmadienį. Aš taip manau. Apie ką šiandien kalbėsim? Kadangi sulaukiau kelių klausimų po praėjusio filmuko apie bėgiojimą, tai galvoju atsakysiu į tuos klausimus, kad neužsitemptų jie, ne? Atsakysiu į klausimus ir po to eisim kartu pabėgioti. Ir jums reikės ne tik žiūrėti, bet kai ką ir daryti. Sutinkat? Tada tęskit peržiūrą ir šokam į klausimus. Taigi, pirmas klausimas. Ar lakstai kasdieną? Ne, aš nelakstau kasdieną, nors kad įprastum bėgioti, kiek skaičiau, kiek domėjausi, kiek klausiau bėgikų ir taip toliau, reikia kelis mėnesius pradžiai lakstyti kasdieną. Ar lyja, ar šalta, ar šlapia, ar sninga, reikia eiti bėgti, kad tiesiog mums tai išsivystytų kaip įprotis. Nes kai mes, galiu eit, galiu neit, tada mes prie to neįprantam, o jeigu mes bėgsim kelis mėnesius kasdieną, tada įsivarysim savo įprotį ir po to jau galima ne kasdien bėgioti, pavyzdžiui, 2 kartus į savaitę, bet mums jau ramiai mes galėsim prie to prieiti, kad va, tikrai tą dieną bėgu ir viskas. Nenustosim vėl ten bėgti mėnesį laiko nebėgti ir taip toliau. Įsikalti tą įprotį reikia bėgioti kiekvieną dieną. Aš lakščiau nepilnai mėnesį, bet dabar man neišeina, nes su Andriu mūsų šiek tiek darbų grafikai nesutampa, kad galėčiau kiekvieną dieną bėgioti, todėl tenka nebėgioti kiekvieną dieną, bet bent į savaitę 2-3 kartai tai privaloma. Antras klausimas. Kiek kilometrų nubėgi? Kiek kilometrų nubėgu? Būna įvairiai. Galiu čia, kad neužsisėdėti, nėra laiko, pavyzdžiui, reikia greit, tai tada iki Pardos nubėgi, ar ten iki kokio soliariumo, tai čia ką žinau, koks kilometriukas tik tai bus. Arba iki šalimais parduotuvytės iš viso ten keli šimtai metrų. Bet pirmyn atgal jau taip, žodžiu, visaip įvairiai būna, bet jeigu jau išeinu į traselę ten palakstyti, gali būti taip, apie 4-5 kilometrus, būna ir 3, bet maždaug 4-5 kilometrai vidurkis. Aišku, būna ir maratonų, būna, kad ir nubėgi kokius 7-8, atsimenu, aš bėgiodavau paauglystėj, vaikystėj, klube tokiam dar buvau, tai būdavau šiaip sprinterė, kad ten 400 metrų nubėgti, 800 metrų, bet būdavo ir taip, kad dalyvaudavau maratonuose, reikėdavo aplink ežerą ten bėgti, tai buvo 9 kilai, po to atsimenu 11, būdavo ir tokių traselių, ir tokių, taip kad ir dabar taip įvairiai. Trečias klausimas, toksai sutampa su 4. Trečias klausimas, kada pradėjai lakstyti? Ir 4, ar senai lakstai? Tai čia toksai bendras klausimėlis gali būti. Kada mes bėgom čia su Edgaru? Žinau, kad šiek tiek atšilo orai, jau taip būdavo, kad šaltis nekando ausų nosies ir pradėjom lakstyti. Tai net nežinau, kada tiksliai, gal kokį vasario mėnesį. O šiaip apskritai, tai ir po Luko, kai pagimdžiau, bandžiau šiek tiek lakstyti. Prieš tai irgi lakščiau jaunystėje, paauglystėje, irgi lakščiau klube buvau, ką tik sakiau, klube buvau, sportavau ir buvo toks nuotykis, dar atsimenu, grįžtu namo, atnešu diplomą laimėjus, mamai paduodu, mama, kokią čia vietą laimėjau, o 3 vietą, šustraš, mama, o kiek buvo dalyvavusių ten tose varžybose, iš tų, kur aš laimėjau 3 vietą, aš taip. 3. Žodžiu, iš 3 3 užėmiau ir patenkinta. Svarbu, diplomą gavau. Tai būdavo tokių nuotykių, arba būdavo, visas tas klubas, irgi komanda, ne? Ir išvarėm kažkur tai varžytis į varžybas, grįžtų namo, irgi mama klausė, kokią kelintą vietą užėmė ten jūsų tas klubas. Aš sakau, 6 vietą, o sako, kiek komandų buvo? 6. Žodžiu, būdavo ir tokių, aišku, būdavo, kad ir 1 ir 2
užimdavom vietą ir aš esu užėmus ir ten tų vaikiškų medalių gaudavom. Nu, visko būdavo. Įdomu. Oho, kai išsitempiau visai ne apie tą, manęs paklausė, kada pradėjai bėgioti. Ai, nu, kad bėgiau ir praeityje, nu, normaliai. Tai va, žodžiu, netempiam gumos, atsakiau į klausimėlius, o dabar jums užduotis ir einam palakstyti. Ir ką reikia daryti? Paprasčiausiai šiame filmuke bus taip, kaip aš bėgu, truputį trasos ir viskas, ir kelios minutės tai bus. Ir jūs visas šias minutės, kol aš bėgsiu, aišku, ten aš iškarpiu sutrumpintai, jūs turite judėti. Negalit sėdėti ir žiūrėti filmuko. Galit minti namuose dviratį tą stovimą, ne namų treniruoklį. Galit ant kito treniruoklio mankštintis. Jeigu nėra treniruoklio, atsigulę dviratį minkit. Na, tikiuosi, mokinti nereikia, žinot kaip, ne? Jeigu nenorite gulėti, nepatogu jums dabar ten gulėti kažkur čia atsigulti, ne? O jūs stovite, sėdite, žiūrite ar ką. Atsistojat, pritupimus darote. Žodžiu. Kad nebūtų sėdžiu žiūriu, guliu žiūriu, o būtinai judu 6 minutės, kol filmukas bus apie bėgimą. Taigi, krūtam, keliam užpakaliukus, judinam ir žiūrim. Ir susitiksime jau greitai kitose filmukuose. Iki. Bye. Nu ką, išlėkėm pasilakstyt ir prigrėbiau jumis. Tai štai dabar varysim šią trasą, po to, kai dalėksim, pasieksim kalniuką, tada lipsim ant kalniuko ir suksim jau vėl va čia nais kažkur tais. Ką, lėkiam. Kaip sakiau, visi dabar turit minti kojomis, arba dviratį namuose minti, ar ant takelio bėgti, žodžiu, sportuojam, arba pritupimus tiesiog darom.
prieš galą, truputį jau paeisiu prieš pat namus, kad iš karto nesustot, o jau ant ėjimo. Tai va, bet dabar dar bėgu, dar reikia bėgti.